Pone Kodi, klausimas, kuris turbūt kyla visiems. Na, atplaukė, visi švenčia, ar daugelis švenčia, džiaugiasi tuo, o tarkim, šildymas, dujos, dėl to pigs ar brangs? Niekas kol kas negali atsakyti. Taip, tai daugiau politinė šventė negu sakykime, šventė ekonomistui. Jeigu ekonomistas visat klausia pamatinių dalykų. Žmonėms dujų nereikia, žmonėms reikia šilumos, jiems reikia šviesos, stabilumo. O šitos dalykus gali duoti nebūtinai dujos. Dujas yra vienas iš būdų tai gauti. Ir aš jau daug metų kovojau dėl to, kad iš vis išlaisvinti Lietuvą nuo dujų vartojimo. Ir man tai atrodo žymiai pigesnis, perspektyvesnis kelias negu naujų adatų susmaikstymas dujų narkomanui. Ir aš galiu pateikti skaičius, jeigu atlikti protingą renovaciją, jeigu pereiti likučiui prie biokūro, jeigu nekuriant elektrienų, tam visiškai nėra reikalo, atmetus Achemą, kuri išsisprendžia šitos klausimus. Pati Lietuvai reikia maždaug 0,5 milijardo kubinių metrų per metus. Pajėgumusgi planuojame 10 milijardų, tai yra 20 kart didesnius pajėgumus, negu gali būti poreikis atlikus elementarius namų darbus. Tai vad, kai sukrausim tas investicijas į terminalus, į tiltas į Lenkiją dar kažkodėl planuojamas ir panašiai, tai ir tas 0,5 milijardo gali išgaruoti, nes tiesiog nepaneštų investicijų naštos. Bet trumpajame laikotarpyje jūs sutinkate, kad tai yra sprendimas. Tarkim, 2-3 metai į priekį atsitinka kažkoks force majorinė situacija, kaip atsitiko su Družba, ar daugybė kuo sugalvotum, kas ateina iš Rusijos, taiga nėra. Ir Lietuva turi atsakymą. Taip, bet Lietuva galėjo turėti tą atsakymą, tai yra išspręsti visas išvestinės bėdas, apie kurias šnekam, tai yra kiek investuoti, Gazpromas, Putinas, nedraugiška kainodara, skalūnai, visa tai išvestinės problemos, kurių galėjom atsisakyti realiai pradėję realius darbus 2005-2006 metais, pavyzdžiui, pradėjo renovaciją, perėjimą prie biokūro. Ir šitos bėdos būtų tiek nuostoliai ekonomikai būtų žymiai mažesni dėl nedraugiškos politiškai motyvuotos kainodaros. Tiek politikai galėtų iš tikro pasigirti, kad jie ne retorika kovoja su rytais, o konkrečiais darbais, nes buvo daug retorikos piktos, bet tikrų darbų beveik nebuvo.